Pasvalio kultūros centre iš visų rajono mokyklų su savo spektakliukais suvažiavo vaikai į vaikų teatrų šventę Šimtakojis. Dainelėmis šventės dalyvius pasveikino Pasvalio kultūros centro vaikų studija ABC. Pristačius teatrų šventės apžiūros komisijos narius, sveikinimo žodį tarė rajono švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, jaunimo reikalų koordinatorė Vida Stokienė. Aš manau, kad nebus nei vieno spektaklio, kuris nesulauks jūsų plojimų ir visi matysime visus spektaklius. Nebus taip, kad komisijos nariai paskutinį spektaklį žiūri vieni. Tad visiems geros šventės. Su tarptautinė teatro diena jaunuosius aktorius sveikino Pasvalio kultūros centro direktorės pavaduotojas, vertinimo komisijos narys, choreografas Sigitas Repšys. Mėly jaunieji artistai, teatrų vadovai, vakar Lietuvos teatrai, ne tik Lietuvos teatrai šventė tarptautinę teatro dieną, su kuria sveikinu jūs visus. Ir dar kartą sveikinu atvykus į Pasvalio kultūros centrą į Šimtakojus 2007 šventę. Iš tikrųjų, prašau jūsų būti kantriems, pasižiūrėti į savo kolegų darbus, pasižiūrėti į kitus teatrus, nes šventės tikslas toks ir yra populiarinti teatro meną ir jokių būdų žinoma, reikia stengtis laimėti, bet ne prizai yra svarbiausia. Svarbiausia, kad jūs esate čia, kad jūs mylite teatrą, kad jūs palaikote vieni kitus. Artistams linkiu sėkmės, susikaupimo ir iš tikrųjų gražios šventės jums visiems. Teatrų šventėje Šimtakojis iš viso dalyvavo 6 kolektyvai. Masiškiausiojo vardą pelnė Pasvalio kultūros centro vaikų ir jaunimo dramos studijos spektaklis Freilinos pas mane arba Netikra rožė. Jame vaidina net 30 jaunųjų aktorių. Tai rausviausia, kas... Ir kasgi čia yra? Pasimsite savo donas ir keliausite namo, aš iš jūsų princą netekėsiu. Tai kaip tai supras? Pasimkite dovanas ir keliaukite namo. Tai kaip tai supras? Nešdinkite lauk. Pušalato pagrindinės mokyklos Mikoliškio skyriaus vaikai suvaidino spektaklį Zuikis puikis. Mėgėjiškas Paiešmenių pagrindinės mokyklos teatras atsivežė spektaklį Pupa. Pasvalio kultūros centro Mikoliškio filialo vaikai suvaidino spektaklį Aukso obuolys, Nairių kultūros centro vaikai parodė spektaklį Lilutė. Teatrų šventės laureatais tapo Ustukių pagrindinės mokyklos ir kultūros namų parengtas bendras projektas spektaklis Bulvinė pasaka. Spektaklį režisavo mokytoja Rita Zamalytė ir kultūros centro administratorė Irena Baguškienė. Ustukiečiai buvo pakviesti Pasvalį atstovauti regioninėje teatro apžiūroje Mažeikiuose. Pasvalio rajono mušos, bėgimo mėgėjų ir triatlono klubas, Pasvalio sporto mokykla bei Saločių seniūnija surengė bėgimą aplink Saločių miestelį. Vaikai, jaunučiai ir jauniai rungtyniavo 2 km nuotolyje, greičiausiams seniūnijos jauniausiems bėgikams buvo įsteigti specialūs prizai. Dauguma jaunųjų sportininkų bėgimuose dalyvauja jau nebe pirmą kartą, ypatingai aktyvūs Pasvalio sporto klubo Vėtra sportininkai. Metai nuo rugsėjo mėnesį bėgioju. Kaip sekas? Neblogai sekas. Teko sudalyvauti kitose varžybose? Daug jau teko. Šįmet turbūt nemažai, ne? Nemažai. Kur teko bėgioti? Ukmergėj, Kėdainiuose, Jonavoj šiemet ir dar. 26. Daugiau niekur. Dabar savo sekėsi. Gerai. 06. Stiprus varžovai. Tai dar reiks pabėgioti. Kaip šiandien trasa? Šiandien gera trasa ir oras geras, tik vėjas galėjo nebūti. Suaugusieji ir veteranai bėgimo aplink Saločius dalyviai bėgo 8 km trasą. Kaip šiandien trasa? Gera labai. Oras labai geras, trasa gera. Dievas mums padeda.
prie žuvusiųjų kapų. Labai malonu, organizatorius geras, kad taip visą vasarą būtų, galėtume toliau sportuoti. Organizatorių prizais buvo apdovanoti 8 amžiaus grupių prizininkai. Rėmėjų dovanos atiteko jauniausiems ir vyriausiems bėgimo dalyviams. Bėgimo veteranai džiaugiasi, jog sportas jiems suteikė stiprią sveikatą. Geras, malon buvo. Sveikai senatvė pabėgioti. Tegu vis taip daro kaip mes. Jau bus sveik, mažiau pas daktars reiks vaikščioti. Po bėgimo visų dalyvių laukia iškūrenta pirtis bei kultūros centro saviveiklininkų koncertas.